Sakralinio meno ir paveldo simpoziumo dalyviai jau įpratę, kad juos pakviečiame į ekumeninės diskusijas, pokalbius. Esame Viekšnių Sergijaus Radoniežiečio cerkvėje kalbėję apie katalikų ir stačiatikių, katalikų bažnyčių ir stačiatikių cerkvių liturginius panašumus ir skirtumus. Ukrinų Švento Antano Paduviečio bažnyčioje kalbėjome apie stačiatikių, evangelikų liuteronų ir katalikų laidojimo papročius, taip pat apie panašumus ir apie skirtumus. Na, o ką tik matyto filmo, Audriaus Stonio režisuoto filmo Avinėlio vartai peržiūra buvo tarsi įžanga į šios dienos pokalbį apie Krikšto sakramentą. Praėjusių metų versmių dalyviai matė šį filmą pirmą kartą ir pats filmas padiktavo temą, Krikšto temą, kad reikia kalbėti apie Krikštą skirtingose konfesijose. Tai šiandien pas mus svečiuojasi Šilutės Martyno Liuterio parapijos, evangelikų liuteronų parapijos klebonas kunigas Remigijus Šemeklis. Mažesniųjų brolių Kretingos Viešpaties apreiškimo vienuolyno vienuolis, brolis Gediminas Numgaudis. Brolis Gediminas taip pat yra Pakutuvėnų Švento Antano Paduviečio bažnyčios klebonas. Na ir praėjusiais metais, kai Laižuvoje žiūrėjome Avinėlio vartus, labai apsidžiaugėme, kad kartu su mumis filmą žiūrėjo Tirkšlių Kristaus Karaliaus parapijos klebonas kunigas Petras Smilgys ir tada mums jau paaiškino kai kuriuos momentus. Tai šiandien paprašiau gerbiamo kunigo Petro moderuoti šį pokalbį, tai jums ir perduodu žodį. Dėkui visiems susirinkusiems, dėkoju, kurie žiūri mus per televizijos ekranus ir dėkoju mano pašnekovams šio vakaro, kurie padės mums visiems gilintis. Filmas padarė pradžią, mes gilinsimės toliau į Krikšto sakramentą. Pradėsiu, tėve Gediminai, nuo jūsų, kadangi nėra režisieriaus, esate jūs, kaip kurio mintyje, širdyse gimė troškimas turėti filmą, pristatyti filmą apie Krikšto sakramentą. Bandysime grįžti tarsi atgal, atspėti jūsų mintį, kodėl jūs pasirinkote Avinėlio vartai. Ar dėl to, kad tai yra tiesiog Jono Krikštytojo kreipimasis į Kristų kaip Dievo avinėlį naująjį, ar dėl to, kad neatsiejamai ir Senojo testamento istorija, išvadavimas iš Egipto vergovės ir gal ko gero vartai, ar gal dėl to, kad ir pats Kristus sakė apie save aš avių vartai. Padėkit atskleisti tą mintį, kodėl šitaip pradėjot savo filmą. Mes filmą pradėjom ne nuo pavadinimo. Pavadinimas gimė visiškai pabaigoje, montuojant filmą. Pradžioje tiesiog aš vienos stovyklos metu Pakutuvėnuose darydavom filmų peržiūras per stovyklas ir Audrium buvom pasikvietę ir aš pasidalinau savo seną svajonę, kada nors padaryti filmą apie sakramentus, kad biškutį žmonės galėtų sąmoningiau dalyvauti ir giliau išgyventi tuos slėpinius. Užsidegė Audriaus akis, pastebėjau, sako, bandykim kartu daryti. Tai vat, susiradom komandą, pusę metų studijavom, mums padėjo gilintis į sakramento istoriją, to sakramento liturginės raidos, teologinės minties tokią raidą. Norėjusi man parodyti, kaip viskas išsivystė ir kaip yra tie fragmentai užsikonservavę įvairiose konfesijose. Apgailestauju, kad nepavyko mums žydų mikvos parodyti, nors
daug tų mikvų prifilmavom, bet kažkaip į filmą nepavyko įpaišyti. Tai va, tai bestudijuojant, Audrius sako, Gediminai, žinai, jeigu tu nori pasakoti apie krikštą žmonėms, tai tu ir pasakok. Kino nereik daryti, nes kinas labai brangus dalykas. Bet jeigu tu nori paprovokuoti žmonės, kad jie mąstytų, galvotų, diskutuotų, galim bandyti kiną daryti. Na va, tai taip sutarėm, kad mes bandysim tą kiną daryti. Gausi tokia poetinio, dokumentinio kino formatas, kaip Audriui būdinga. Ir prisifilmavom labai daug, keliavom po Izraelį, po Jordaniją, ieškojom tų ištakų krikšto, Jordanijoje matėt, Jordano upėje matėt krikšto apeigas ir tie šamai ten plaukė. Ir man pačiam teko pafilmuoti, ne vienas kadras į tą filmą pakliuvo. Tai va, ir pačioj pabaigoj kažkaip to montažo jau aš buvau atsitraukęs, kad jau nebeįtakočiau menininko, nesimaišyčiau su savo kažkokiom kleboniškom užgaidom, leidau visai jam kaip menininkui reikštis ir jau jis man pristatė, sako, gimė pavadinimas Avinėlio vartai. Iš kur tas pavadinimas, kažkaip padiktavo, matyt, viešpats padiktavo ir visai jis atitinka mintį, kad mes per Kristų kaip aukos avinėlį turim gyvenimą. Jis atidavė gyvybę, kad mes gyventume Dievo vaikų gyvenimą. Kaip matėt ten, jeigu kas buvot Izraelį, atpažįstat nemažai dalykų sukasi apie Kristaus karstą, Kristaus kapą. Toj bazilikoje žmonės besimeldžiantis ir per jo mirtį į gyvenimą. Tai va, tai tokia to pavadinimo istorija. Bet noriu atkreipdėmėsi, kai Vilniuje kalėjime nuteistiems iki gyvos galvos vyrams rodėm šitą filmą, visiems jiems vinis to filmo buvo tas avinėlis papjautas Laivių sodyboje pas Juozą krikštynų išvakarėse. Krikšto tėvas ten buvo toks garsus šefas iš vieno restorano Vilniaus, tai vat jie sugalvojo pietums avinėlį paruošti krikštynų progą ir iš vakaro pjovė tą avinėlį. Tai nebuvo mūsų režisūros dalis, nespecialiai, kad nufilmuot kiną. Mes nieko stengiamės specialiai nedaryti. Ką viešpats surežisavo, ką leido mums natūraliai gyvenime nufilmuoti, stengiamės jokių, kaip sakant, vaidybinių savo įsikišimų nedaryti. Kaip Audrius mėgsta sakyti, vaidybiniam kine režisierius yra Dievas, o dokumentiniam kine Dievas yra režisierius. Čia Hičkoko atrodo citata tokia įžvalga. Tai va, taip gavosi. Dėkui, nes iš tikrųjų, kai aš pats žiūrėjau tą filmą pirmą kartą ir atrodo spontaniškai Avinėlio vartai savaime susišaukia su išvadavimu Senojo testamento iš Egipto vergovės ir paskui Kristaus išvadavimu iš mirties ir nuodėmės vergovės. Tai Kristus, naujas Dievo avinėlis ir tie vartai iš tikrųjų vedantis į gyvenimą. Krikštas atveria tuos vartus. Tai ar norėčiau, kunige Remigijau, paklausti jūsų kaip liuteroniškoji tradicijoje, ar krikšte išvelgiat būtent Senojo testamento avinėlį, kuris tuo metu iš tiesų buvo ženklas ir simbolis išlikimo, gyvybės, ateities ir Kristaus. Vat priimant dabar krikšto sakramentą, kuris yra taip pat tas naujasis Dievo avinėlis, per kurį ateina išganymas. Ar užakcentuoja liuteroniškoji tradicija jūsų tarpe? Jeigu jūs pamatytumėt liuteronišką bažnyčią, tai ant altoriaus pačiam centre, garbingiausioje vietoje padėtas šventasis raštas.
ir prie šventojo rašto padėtas kryžius su nukryžiuotoju. Tai reiškia, kad visas šventasis raštas liudija apie Kristų nukryžiuotąjį. Na, o jeigu prisimintume šventojo rašto žodžius, tai Jonas Krikštytojas liudija iki šiol visai bažnyčiai, kad Jėzus yra tas Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. O dar Šilutės bažnyčioje viršuje, kur vaizduojama šventoji trejybė, tai Dievo sostas atvaizduotas ir trikampyje, kuris yra simbolis šventosios trejybės, atvaizduotas avinėlis. Jau su vėliava, nugalėjęs mirtį, nugalėjęs nuodėmę, pragarą. Taigi visi tie simboliai atsispindi ir mūsų bažnyčios mene. Dabar kaip tai su Senuoju testamentu yra susiję, žinoma, Dievas ne veltui Senajam testamente davė tokią tradiciją mūsų akims, gal žiūrint šiek tiek žiauroką, susijusią su krauju, kad prieš žydų Velykas turi būti aukojamas avinėlis. Jis turi būti valgomas ir per pirmasias Paschos šventę turėjo būti patepamos staktos avinėlio krauju. Tai irgi rodo į Kristų, kad dabar mūsų širdys yra pašventinamos Kristaus krauju ir taip pat mes tikim, kad krikštas yra ne vien tik tai krikštas vandeniu, bet ir krikštas Kristaus krauju. Tai taip pas mus susisieja tiek Senasis testamentas, tiek Naujasis testamentas Kristaus kaip Dievo avinėlio asmuo. Bet jeigu pažiūrėtume, kada Kristus mirė, kai Kristus buvo aukojamas ant kryžiaus, tuomet Jeruzalės šventykloje buvo aukojami avinėliai. Ir prieš tai Didžiąją savaitę, kai Kristus ateina į Jeruzalę, tai visi žvelgia į Kristų. Tyrė Kristų, nes tas avinėlis turėjo būti, kuris buvo aukojamas be jokios ydos ir kliaudos. Taigi ir Kristuje neranda jokios ydos, tai jis tinkamas avinėlis už mūsų nuodėmes Dievui paaukoti. Kaip be ir čia šitoje bažnyčioje centre virš tabernakulio yra taip pat avinėlis. Dar kunige Remigijau norėčiau paklausti, sakykime, kyla, jeigu darom tokią sąsają su Senuoju testamentu, Naujuoju testamentu ir kalbam apie krikštą. Prieš mūsų akis antrasis apaštalų darbų skyrius. Petras sako pirmąjį žodį žmonėms susirinkusiems ir sako, tą Jėzų, kurį jūs sako, nukryžiavote. Dievas jį prikėlė, mes esame liudytojai. Ir tada tie žmonės, kurie buvo pajutę savo kaltę, sako, ką mums daryti toliau, broliai. Tai būtent šitas klausimas padiktuoja kitą klausimą. Turbūt esant tokiam esminiam priežasties ir pasiekmingumo santykiui, krikšto, ir turime minti Velykas, Kristaus prisikėlimą, turbūt kam širdyje nėra Velykų įvykio, Kristaus prisikėlimo, apie krikštą nesupras nieko. Ar galiu taip teikti? Manau, kad taip, nes ir apaštalas Paulius rašo, kad dvasinė prasme tas, kuris yra krikštijamas, jisai miršta su Kristumi, jis yra palaidojamas su Kristumi, jis dvasiškai prisikelia su Kristumi ir vieną dieną viešpat savojų žodžiu jį pažadins iš mirusiųjų, dovanos amžinąjį gyvenimą. Tai krikštas yra mūsų surišimas su Kristaus gyvenimu, su jo žodžiu, su jo gale. Kaip mes ir tikėjimo išpažinime išpažįstam, tai mes esam pririšami prie Kristaus ir prie jo gyvenimo. Jeigu mes, pavyzdžiui, esam silpni, ir tokie dažnai būnam, ir esam nuodėmingi, netobuli, tai Kristus yra visa mūsų priešingybė ir per krikštą tame mes įgaunam nuostabią viltį, kad viešpats manęs nepaliks nelaimėje, nepaliks nuodėmėje, nepaliks mirtyje, bet išties man pagalbos ranką. Turbūt čia tinka ir psalmės žodžiai, nekeliaudamas slėnių tamsiausių aš nebijosiu, nes tu draugė būsi. Slėnis tamsiausias yra nekas kita kaip mirties, į kurį mus niekas nepalydės, eisim ten vieni ir jeigu Kristus bus tas, kuris mus išveda. Iš tiesų labai prasmingai, net architektūriškai, jeigu pastebėjote, toj
nežinau kur ten buvo, ta krikštykla apleistam jau apgriuvusiam šventovės pastate, iš viršaus žiūrėjusi kaip kryžiaus forma. Ir ten buvo, matėt, laiptukai, nusileisti į krikšto šaltinį. Mes nusileidžiam, panirstam, mirštam tai praeičiai ir išlipam iš krikštyklos, iš krikšto vandens šaltinių naujai žmonėmis. Tėve Gediminai, avinėlių įvaizdis yra neatsiejamas nuo Velykų tiek Senajam testamente, tiek Naujajam testamente, taigi ir krikštas neatsiejamas nuo Velykų. Padėkite plačiau čia susirinkusiems visiems suprasti, kokie ženklai krikšte paliudyja, krikšto sakramentų teikime, paliudyja šitam ryšį. Na, 5 amžiuje, kai Konstantinas, kaip sakant, apipylė bažnyčią privilegijomis, statė bazilikas, suklestėjo menas, architektūra bažnyčioje, teologija, filosofija ir viskas turėjo kalbėti apie dvasinius dalykus. Ir mes randame tas krikštyklas įvairiausių formų. Čia Šiftos nacionaliniam parke Negebo dykumoje netoli Egipto sienos nufilmuota krikštykla. Kryžiaus formos reiškia ten tikėjimas buvo skelbiamas apaštalo Pauliaus įtakoje, kuris pabrėžė, kad per krikštą žmogus susijungė su Jėzumi jo mirtyje ir prisikėlime. Žydams bendrai vanduo yra mirties ir gyvybės susikirtimo ženklas ir žmogus po vandeniu negali kvėpuoti, tai tarsi palaidojamas senasis žmogus, kai žmogus atsižada savo senojo gyvenimo, atsižada nuodėmės, jis tarsi numiršta savo, panardinamas vandenį senojo žmogaus laidotuvės. Jis susijungė su Jėzumi jo mirtyje ir prisikėlime. Todėl krikštykla kryžiaus formos arba kapo formos. Seniausia krikštykla iš 3 amžiaus yra Sirijos teritorijoje, Dūra Europa, tokioj viečikiai. Ten karsto formos yra krikštykla. Kitos krikštyklos atrandamos irgi jau biškelį nutolusios vėlesniais amžiais, aštuonkampės, simbolizuojančios 8 dieną Jėzaus prisikėlimas, kaip viena diena, visą savaitę mes švenčiam 8 dieną. Ne? 7 dieną prisikėlė, bet jį tęsiasi kaip 8 diena. Tokia sudėtinga filosofija, bet irgi bandė tą mintį išreikšti. Bet yra krikštyklų apvalios formos, pavyzdžiui, Efeze, kur Jonas evangelistas gyveno ir palaidotas yra, po Patmos salos, ko gero, palaikus atgabeno ten, bet jo įtakoje jau krikštyklos yra apvalios formos, kurios simbolizuoja bažnyčios, motinos bažnyčios įsčias, kur gimsta Dievo vaikai. Atskira koplyčia, labai išpuošiama būdavo šalia kur nors bazilikos ir apvalios formos, kaip motinos įsčios, ten žmogus nusileidžia ir kaip kūdikis apsemtas vandenų pasineria į tą vandenį ir simbolika yra atgimimo iš dvasios, labai ryški simbolika, atgimimo iš dvasios, išnyra žmogus iš vandens, įkvėpia naujo gyvenimo oro kaip naujas kūrinys. Pas Paulių kaip prisikėlęs Kristus, su Kristumi prisikėlime susijungęs. Tie du mokymai tokie artimi. Bet kad dar geriau suprastume Paulių ir Joną, mums reikėtų susipažinti su žydų tradicija. Man tą filmą bekuriant, bestudijuojant, aš susipažinau su žydų ritualiniu apsiplovimu mikvoje, mikvech hebrajiškai būtų.
Jeigu paguglinsit parėję, jums pasiūlys, kur artimiausia mikva rast, arba YouTube galit matyti įrašų, kaip žmonės žydai maudosi mikvoj. Taigi Jėzus ateina prie Jordano kaip žydas, pas žydą, pranašą Joną, kuris kviečia žmonės į atgailą ir juos nardina. Žodis baptizo graikiškas reiškia panardinimą, paskandinimą. Akcentas yra į panardinimą. Vat slavų tautose prigijo kažkaip žodis chriščėnija nuo žodžio Christos, Kristus pateptasis. Ir tarsi akcentas jau nebe į panardinimą, bet į patepimą eina. Bet negali būti patepimo be panardinimo. Žiūrėkit, kaip žydai supranta panardinimą, ką jie daro. Toks geras filmas yra Kadoš, pavyzdžiui, jeigu norit susipažinti su žydų šiandieniniu gyvenimu. Ten moteris ateina į mikvą ir ją mikvos tarnautoja panardina 12 kartų, vardant 12 Izraelio giminių. Taigi mikvoje žmogus maudosi, kai jis yra rituališkai susitepęs ir negali ateiti į Dievo akivaizdą, į sinagogą, moteris negali ateiti į lovą pas vyrą, kai rituališkai susitepa. Kaip susitepama rituališkai? Kai prisiliečiama prie nabašniko, negyvo žmogaus ar gyvūno kokio nešvaraus gyvūno, pavyzdžiui. Taip pat, kai moteris kraujuoja, ar vyrams įsilieja sėkla, kai kurie radikalai žydai netgi nusikirpia nagus ar plaukus eina maudytis į mikvą. Bet koks kūno dalies kraujo netekimas yra kaip mirties ženklas. Ir toks supratimas, kad žmogus susitepa mirtimi. Pažeidęs įstatymus susitepa, susidėjęs su piktąja dvasia pagal mūsų katalikišką supratimą, sakykim. Tai žmogus turi poreikį išsimaudyti. Yra daug tų vietų šventam rašte, kurias mes praleidžiame, nesuprantam, kodėl jie čia maudosi. Jobas ten, tai yra Tobitas, parneša pasmauktą žmogų, eina maudytis, vakare palaidoja, vėl eina maudytis. Jeigu Esenų dykumoje lankysitės, Kumranų dykumoje, kur Esenų bendruomenė gyveno, ten begalė daug mikvų, tai buvo tokia vyrų grupė, kurie laukė Mesijo ir rytą vakarą maudėsi mikvoje, kad tik atėjus Mesijui rastų juos rituališkai švarius, tinkamus jam patarnauti. Tai žydui pasinerti mikvoje, tai yra gyvajame vandenyje, kad nei plaukelis neliktų, reiškia pasinerti Dievuje. Gyvasis vanduo žydui reiškia gyvąjį Dievą. Dievas prisistato per pranašą ir psalmėse kaip gyvasis vanduo, kaip gyvojo vandens šaltinis. Jūs išsikasėte daug kiaurų šulinių, apleidot gyvojo vandens šaltinį ar šulinį ir panašiai. Tai žydui pasinerti gyvajame vandenyje reiškia pasinerti Dievuje. Ir Dievas apvalo žmogų nuo jo susitepimo mirtimi, kad jis švarus vėl drąsiai galėtų vaikščioti Dievo akivaizdoj, tarnauti Dievui ir panašiai. Jėzus ateina prie Jordano ir žydams suprantamu būdu, kaip ir visi kiti, ir net fariziejai ateidavo, jie priėmė tą Jono tarnystę kaip mikvos tarnautojo, tarnystę kviečiančio į atgailą, atnaujinti sandorą tėvų sudarytą su Dievu. Taigi Jėzus buvo panardintas ir jam išnirus iš vandens, ant jo nužengė šventoji dvasia ir jis tapo Kristumi, pateptuoju, hebrajiškai Mašiach. Mes padarėm Mesiją, graikai
Kristos. Tai va, mes turim pateptą į Kristų ir va, 13 metais, kai šventėm jubiliejų Krikšto Žemaičio, ne? Kas iš jūsų buvo Romoj? Nu, ten 660 berods žemaičių buvo nuvažiavę. Ir prisimenu, didžiulė grupė iš Mažeikių buvo. Tai va, tai aš ten dar tą filmą kūrėm ir aš lakščiau po aikštę su kamera ir interviu ėmiau iš piligrimų, ką jums reikia krikštas, žemaičių klausinėjau, ko jūs čia atvažiavote į Romą tą krikšto jubiliejų švęsti, ką jums reiškia? Nu, vieni sakė, mes tapom katalikais per krikštą. O, gerai, kas dar? Nebežino. Biški pažengę, sakė, nuplautos nuodėmės buvo. Nu, gerai, ir viskas. O ko daugiau reik, sako Žemaitė. Ir aš sutikau Mažeikių grupę, didžiausia buvo grupė ir vadovavo tokia moteriškė su megzta berete, tokia už visus atsakinėjo. Ir aš jau bandau žemaičiams įpiršti, pasufleruoti teisingą atsakymą ir klausiu jų, o šventuosios dvasios per krikštą negavot? Ne, o ką manos rek? Atsakė už visus. Ir visi, kaip sakant, sutik. Supratau, kad anems dar nedaėja, kas atsitiks su anas per krikštą. Tai va, kas su mumis atsitink per krikštą? Kur reiškia visi tai ženklą? Ne, esminis ženklas tai vondau, ne? Matėt, sentikių bažnyčio Vilniui, mergaitė labai techniškai batiušką panardino, ne? Jordano upėje irgi ten iš Filipinų atvažiavusi ekskursija, jau vakare sušalę buvom, ten vandenį permerkė, filmavom, bet labai spūdinga grupė, drebėjo visi tie filipiniečiai jau tam vandenį, o tas pastorius ten. Pirmą kartą gyvenime šiandien Ona tokia iš ten bus pakrikštyta Jordano upė ir vardan Jėzaus. Bum, bul. Panardinė. Tai va, ką reiškia panardinimas vardan tėvo, vardan sūnaus, vardan šventosios dvasios? Žmogus panardinamas į tėvą, į sūnų, į šventąją dvasią, panardinant vandenyje, tikėjimu panardinamas. Yra krikščionių, kurie tik Jėzaus vardan nardino, jiems užtenka. Va, mes nardinam kaip ir liuteronai, evangelikai, daugelis krikščionių, vardan tėvo, vardan sūnaus, vardan šventosios dvasios. Nu, katalikai pasirinko patogesnį variantą, užpilant, ne? Perskaitė Didachiai 1 rašytiniam tekste, kad jeigu negali panardinti gyvajam vandenį, tai užpilk šalto vandens. Jeigu neturi šalto vandens, gyvojo vandens, ta prasme, tada šilto užpilk. Jeigu neturi ką užpilti, tai nors pašlakstyk, bet turi būti vanduo. Bet esmė yra tikėjimo pasinerti Dievuje. Ir mes, kai darom kryžiaus ženklą, mes vis atnaujinam krikšto pažadą, atnaujinam troškimą savy, save tarsi iš naujo tikėjimu panardiname į tėvą, į sūnų, į šventąją dvasią, kad susijungtume, kad būtume viena Kristuje, viena su tėvu, su šventąja dvasia. Čia nėra vien nuplovimas ritualinis, ne vien nuodėmių atleidimas, tai pakeliui į tikslą, o galutinis tikslas Kristaus apdovanoti mus patepimu šventąja dvasia, kurį simbolizuoja aliejus. Matėt, ant gedo aš išliejau aliejų ir varvą per jo kažkokį ten skaudulį, tokį ant veido kažkokia dėmė buvo ir varva tas aliejus man taip simboliškai buvo stipru. Pirmą kartą Vašingtone man teko Lietuvaitį krikštyti pas pranciškonus. Tai
atnešė tokią vazą didžiulę su plačiu kaklu, tokio stiklinė to aliejaus. O mes Lietuvoje įpratę, kaip ir Julius filme, ten nupirskėlė tokia patept, į tuoj dar su vata nuvalyti. O ten aš gavau tą ir galvoju, kaip aš dabar tą pirštą čia patepsiu, kaip aš čia. O tas pranciškonas sako, o tu pilk, gaila tau. Nu, aš atsargiai ten lašiuką, bet kur tau? Kliurkt visas. Tai va, čia buvo kliurkt. ir teka. Tai va, man taip per Araono barzdą varva aliejus, tas va, Dievo dvasios dovana. Dievas dovanoja per krikštą atgimusiam iš dvasios, nuodėmės atsižadėjusiam, išpažinusiam. Žinot, teko pas pravoslavus dalyvauti, teko pas armėnus dalyvauti, krikštą filmuoti irgi, bet jau po filmo nebepakliuvo į tą filmą. Tai visi giminės, krikšto tėvai ir tėvai atsisukę į durų pusę, išsižada piktosios dvasios ir dar nusispjauna, kai kurie dar su koja linkėjimus perduoda, visokių tradicijų. Bet kiek mes tam skiriam sąmoningai, kad išsižadu piktosios dvasios, išsižadu nuodėmės, išsižadu senojo gyvenimo būdo, apsisprendžiu už naują gyvenimą su Kristumi. Na, tada tas virsmas įvyksta, kai žmogus tikėjimu atsiveria tai dovanai, naujo gyvenimo dovanai, nebele kokio, bet su šventosios dvasios jėga. Ir kaip ant Jėzaus buvo išlieta dvasia, taip pat ant kiekvieno iš mūsų yra išlieta dvasia, o pranašiškas ženklas, kad mums tai suteikta, vat kunigas patepa aliejumi. Nu, aš įsipilu į delną ir užpilu. Ir meldžiuosi, kad ateitų šventoji dvasia. Kažkada sutvirtinimo sakramentas buvo dalis krikšto. Vėliau jį atskyrė, kad sąmoningesniam amžiui būtų proga pakartoti tikėjimo tiesas ir sąmoningiau priimti. Bet iš tikrųjų mes tą patepimą, Dievo dvasios dovaną, kad gyventume Dievo vaikų gyvenimą nebe savo jėgomis, bet Dievo dvasios jėga, gaunam jau per krikštą, tuo patepimu tai pažymima viešai. Atsiprašau, užnešė mane. Popiežiai Petro bazilikoje Velyknaktį krikštija suaugusius, o vaikus krikštija Kristaus Krikšto dieną. Norėčiau, kunige Remigijau, jūs paklausti, kokią jūs matytumėt sąsają, jeigu mes gretinam Kristaus Krikštą su mūsų krikštu? Ar suaugusiu krikštu, ar vaiką, ar kūdikį, nesvarbu, bet kokį ženklą, kokią žinią svarbę siunčia Kristaus Krikštas, jeigu mes bandom sugretinti su mūsų krikštu priimamu? Na, turbūt iš vienos pusės jokio ryšio neturi ir labai didelį ryšį turi. Jokio ryšio neturi, kadangi kai Kristus eina krikštytis, jis eina krikštytis tam, kad prisimtų mūsų nuodėmes, kad galėtų jas užnešti ant kryžiaus, kad galėtų už mus mirti ant kryžiaus, šventas, teisusis, eina prisimti nuodėmės nusidėjėlių. Na, o kokį ryšį turi su mumis? Mes tai einam nusiplauti nuodėmės per vandenį, per krikštą. Na, o kokį ryšį su mumis turi tai, ką mes matom Kristaus krikšte. Ir dabar netrukus bus joninės, mes prisiminsim Kristaus krikštą. Tai mes turim pamatyti, kas vyksta ir mūsų krikšte. Tai kai balsas iš dangaus Kristui sako, tu esi mano mylimasis sūnus, tai mes irgi tampam Dievo vaikais per krikštą. Kai nužengia šventoji dvasia virš Kristaus ir pasilieka, ir mes gaunam šventąją dvasią ir atgimimą iš dangaus, taigi tas krikštas turi labai daug. Tai mes savo krikšto negalim prilyginti Kristaus krikštui, nes jis yra kitoks. Savo prigimtimi ir viskuo negu mes, bet kartu per Kristaus krikštą mes galim šiek tiek pamatyti ir suvokti, kas vyksta ir mūsų krikšte.
Tai čia turbūt susišaukia su apaštalu Paulium labai turbūt stipriai Galatams laiškas, kuris kalba apie įsūnystę. O lotyniškas terminas adopcijo, tai reiškia tas, kuris yra įsūnijimas, jis paveldi visas tarsi biologinio vaiko, sakykime, visą paveldą ir nuosavybę ir viską praranda, jeigu buvo vergas, netenka viso to. Tai šiuo atveju pati didžiausia turbūt dovana, kad tu tampi įvaikiu. Jeigu esate įvaikiai, sako, esate ir paveldėtojai. Tai turbūt peršas ir kita išvada yra neatsietina įvaikių malonė su broliškumo pareiga. Taip. Na, dar mes turim prisiminti seną tradiciją, kad Tėve mūsų malda nebuvo meldžiamasi, kol žmogus nebuvo pakrikštytas. Dabar galbūt tai keistai skamba, nes galbūt žmogus yra nepakrikštas, jis jau mokosi Tėve mūsų maldą ir meldžiasi, bet ta malda buvo laikoma ilgą laiką paslaptyje. Tik tai, kai jau žmogus priima krikštą, tada jis išmokomas tos maldos žodžių melstis kaip Dievo vaikas savo dangiškajam tėvui. Iš tiesų, nes tik tai su krikštu ir per Kristų mes galim Dievui ištarti ir sakyti tėve. Tai nuoroda į santykį, kad ir krikštas, ir mūsų krikščioniškas tikėjimas turbūt negali būti apeigų, kažkokia išraiška, vien tik paprastos šaltos tradicijos, bet išgyventas santykis, tėvo vaiko santykis. Tėve Gediminai, kai teikiam krikšto sakramentą, tai mes dažniausiai ten yra žodžiai tokie, kurie nusako ne vienkartinį veiksmą, arba kitaip sakant, krikštas netampa nuoroda į vienkartinį veiksmą, atlikti, sutvarkyti ir pabaigti. Bet ar esate pasiruošę tėvams padėti išauklėti ar ne, saugok tikėjimo malonę, rūpinkitės, kad jis dabar tikėjimo apšviestas, gyventų nuolat kaip šviesos vaikas. Visi ir panašus išsireiškimai, jie yra nuoroda į tęstinumą, į veiksmą, į eigą, į kelionę. Kaip, sakykime, šiuo atveju tą padėti suprasti tėvams, krikštatėvams, kad mes renkamės kelią. Krikštas yra kelio pradžia, nes per laidotuvių apeigas, bent jau katalikiškų tradicijoje, yra tad baigia viešpats tai, mes sakom apie mirties valandą, ką pradėjo tavo krikšto dieną. Aš Dievui patarčiau, kad kiekvienam tėčiui, mamai per užpakalį pavarytų. Taip kaip akušeriai daro, kai gimsta vaikas. Ne visi vaikai suvokia, kur atsidūrė ir nekvėpuoja, kol negauna per užpakalį, ne? Tada gavę per užpakalį pradeda protestuoti, kas su jais taip grubiai elgėsi ir įkvėpia pirmą oro gūsį ir pradeda rėkti. Rėkdami kvėpuoja ir kuo daugiau rėkia, tuo plaučiai geriau vystosi, kaip sakant, išsivalo ir panašiai. Tai va, tai jeigu į krikštą žiūrėtumėm per naujagimio prizmę, kaip Dievo vaikas, atgimęs iš dvasios, nes krikšto sakramentas yra atgimimo iš dvasios ženklas ir įvedimo į bažnyčią. Krikštydavo nuogus, kaip minėjau, bažnyčia iki 11 amžiaus nesigėdijo nuogo žmogaus kūno ir pakrikštytas nuogas būdavo visas ištepamas aliejumi, armenai tą iki šiol daro. Vat, krikšte dalyvavau, krikštijo mergaitę. Tai kunigas ištepė visą tą kūdikio kūną, kaip sakant, ir užpakalį šventuoju džiaugsmo aliejumi ir va taip prausis pravedė su pirštu, kad mažai nepasirodytų. Pirmųjų amžių krikščionims tas patepimas buvo labai svarbus, kaip Dievo šventovės atstatymas, kūno orumo sugrąžinimas, pašventinimas kaip Dievo dvasios šventovės. Tai va dėl to atgimimo iš dvasios
prasme ir to apdovanojimo. Tai ko naujagimiui reikia, kad jis išgyventų? Pirmiausia, reikia įkvėpti orą, ne? Kad jis pradėtų kvėpuoti ir neuždustų. Kas krikščionių yra kvėpavimas? Bet kai jūs tarėt Jėzaus vardą, Dievo vardą, meldžiatės maldas, giedat giesmes, jūs dvasiškai kvėpuojat. Jūs ištardami vardą įkvėpėt, galima sakyti, Dievo dvasią. Kai jūs šlovinat Viešpatį giesmėmis, šventoji dvasia džiūgauja jūsų lūpose ir širdise, mylėdama tėvą ir sūnų. Ko vaikui dar reikia? Maisto reikia, ne? Pradžioj mama maitina, o paskui jis valgo kietą maistą, kai jau dantukai užauga. Kas tas maistas? Tai pirmiausia Dievo žodis, na ir aišku Kristaus kūnas, sakysim, bet tas Kristaus kūnas, duonos pavidale, labai tampriai surištas su Dievo žodžiu. Be Dievo žodžio nebūtų Kristaus kūno pas mus, ne? Pagaliau be žydų Pesacho mes nesuprastumėm, ką Jėzus čia padarė tos vakarienės metu, nes jis tą padarė žydų Pesacho vakarienės metu, švęsdamas Pesachą, vieną iš tų 3 neraugintos duonos paplotėlių, macų laužydamas. Taurę, vieną iš tų 4 taurių keldamas pristatė kaip savo kūną ir kraują. Nuoroda į tą auką, į avinėlio auką Egipte ir tai, ką jis rytoj padarys, atiduos savo kūną ir pralies savo kraują, kad mus atpirktų ir pašventintų, ne? Tai va, ir jis duoda savo gyvybę. Bažnyčia, katalikai po Antro Vatikano moko, kad tikintysis žmogus, kai klausosi Dievo žodžio, kai skelbiamas, skaitomas žodis, Dievas pats yra tame žodyje, pats tą žodį ištaria ir mes priimame jį kaip komuniją su tikėjimu klausydamiesi Dievo žodžio. Pirmųjų amžių, kaip sakant, bažnyčios tėvai, mokytojai sakydavo, kai klausotės Dievo žodžio, laikykite lėkštutes po ausimis, kai joks žodelis nepraeitų pro jūsų ausis kaip duonos trupinėlis, kad nenukristų. Tai yra dvasinis maistas. Taigi reikia kvėpuoti, melstis, kalbėti su Dievu, reikia maitintis gyvuoju Dievo žodžiu, kuris yra duona, gyvasis vanduo, gaivina, gydo ir visą kitą daro. Na ir reikia higienos tikriausiai, ne? Reikia kartais vystyklus išplauti, reikia išsimaudyti, mes turim atgailą, mes turim patarnavimą viens kitam per atleidimą, per atsiprašymą, per susitaikymą, plaunam vieni kitiems kojas ir panašiai. Tai visų tų dalykų kiekvienam tikinčiajam reikia nuo pat atgimimo iki pat mirties, ne? Tai va, pradžioj tėvai turi patarnauti vaikams ir krikšto tėvai yra ne saldainiams pirkti, bet palydėti tą vaiką tikėjimo kely, kai jis auga, kad jam liudyti tikėjimą, už jį melstis. Ir tėvų pareiga tą patį. Dabar vyksta košmaras bažnyčioj. Sakyčiau, šventvagystė, kai tėvai verčia vaikus eiti į bažnyčią, ruoštis komunijai, kad sutvarkytų, o patys neina ir patys šaiposi iš tų dalykų. Ir bažnyčia dalyvauja religinių veidmainių ugdyme. Ir vaisius turim, labai prastus vaisius turim. Tie vaikai, tas jaunimas, po sutvirtinimo, kai pažydus, pavyzdžiui, bar micva yra 12-13 metų berniukai ar mergaitė sulaukia, yra įvedami į bendruomenę. Berniukams užrišama ten ant rankos juosta tokia, prisimink, kad Dievo žodis tavo rankoj, ant kaktos, Šma Izraelė, Donai Eloheim. Taigi, klausyk, Izraelį, viešpats Dievas yra vienas Dievas, turi atsiminti, duoda jaunuoliui skaityti raštą, paskui jis turi kelis žodžius
paaiškinti tą raštą. Tada visi vyrai džiaugiasi, o vyras, tėvas susideda ant pečių, visi šoka ratelius, džiaugiasi, jis priimamas į bendruomenę, jis jau tarnaus bendruomenė, jis giedos, jis skaitys, jis aktyviai gyvens sinagogui. O pas mus po sutvirtinimo paaugliai sako, aš daugiau kojos į bažnyčią nekelsiu. Viskas atvirkščiai. Kame reikalas? Klausimai, būtent klausimai abiem, kadangi reziumuojant Senąjį testamentą ir Naująjį testamentą, ką mes sužinom apie krikštą. Štai užsiminėm įsūnių malonę, įvaikių malonę. Tai būtent ir tebūna iš jūsų pusės visiems pamastymai, kodėl mes krikštijamės, kodėl krikštijam vaikus, kodėl priimam vieną ar kitą sakramentą, šiandien kalbam apie krikštą. Palikim nuo šaly, būtent taip radom, taip paliekam, tradicija šalta, nes taip darom ir mes, bet prieš akis yra Senas ir Naujas testamentas, apmastytos patirtis, Kristaus, apaštalų darbų knygos. Kodėl? Ką siūlo krikštas? Kam jis reikalingas? Kodėl turėčiau krikštytis? Kodėl pasirinkti Kristų? Na, pirmiausiai, turbūt aš labai nesižavėčiau žydiškom apsivalymo kūniškom tradicijom, kadangi krikštas yra daug daugiau, ką jisai duoda. Žydai ir dabar apsivalo kūniškai nuo kūniško nešvarumo. Ir mes skaitom pas Joną Krikštytoją, irgi ėjo krikštytis atgailos krikštu, kad žmogus kaip apsisprendžia gyventi naują, atnaujintą gyvenimą, bet per krikštą mes gaunam nuostabią dovaną, kurio mes nesam nusipelnę ir kai kada net nesuprantam vertės tos dovanos. Ir žinoma, kai mes klausiam, kada geriausia tą dovaną yra gauti, kai kada žmogus galvoja, aš įtikėsiu, tada parodysiu Dievui, kad esu įtikėjęs, priimdamas krikštą. Bet tada jis jau įsivaizduoja, kad jis yra nusipelnęs tos dovanos. Turbūt esam labiausiai verti krikšto, kai esam kūdikiai. Dar nieko nepadarė, bet atsinešė jau ir tą paveldėtąją gimtąją kaltę. Ir tada jau tikrai mes priimam krikštą kaip pačią brangiausią dovaną. Tai, ką Kristus yra pelnęs, tai, kas per pranašus Dievo žodį pažadėta, mums yra išliejama su vandeniu ir, žinoma, tai Dievo žodis mums patvirtina. Bet brolis Gediminas labai skaudžią ir gerą temą palėtė, dėl ko paskui žmogus, kuris yra pakrikštytas, jisai visai nesididžiuoja, kad jis yra krikščionis. Ar kodėl nenori į bažnyčią eiti, ar nenori būti bendruomenės dalimi. Turbūt problema ir tame, kad mes pamirštam labai svarbius Kristaus žodžius. Galbūt krikšto apėgą mes atliekam labai tinkamai, labai pagarbiai, su žodžiais vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, išliejam vandenį, patepam aliejum, daug gražių apėgų atliekam, bet po to yra su krikštu susijęti ir labai svarbus Kristaus žodžiai, kad reikia mokyti, laikytis visko, ką Kristus yra įsakęs. Ir tie žodžiai yra neatsiejami nuo Kristaus krikšto įsakymo, taigi būti krikščionimi, būti pakrikštytų, bet taip pat ir nuolatos mąstyti apie Dievo žodį, gyventi, išgyventi Dievo žodį ir gyventi diena iš dienos su Kristum. Ir būtent tokiems yra duodamas ir pažadas, kai jau stovėsi teismo dienoje ir žinosi, kad esi pakrikštytas. Ir žinosi, kad išlaikai iki galo tikėjimą, Kristus žada, toksai bus išganytas. Bet kuris neįtikės Kristus kalba, toksai bus pasmerktas. Taigi, tų labai svarbių Kristaus žodžių, kad mes turim laikytis jo mokymo, kiekvienos raidės, kaip leidžia mūsų jėgos, mes turim niekuomet nepamiršti. Jūs taip, Gediminai, poreikis krikštui, reziumuojant Senąjį ir Naująjį testamentą. Tiesiog krikštas turėtų vykti tada, kai žmogus pažįsta Dievą. Apie suaugusį žmogų kalbant, ne? Kai žmogus sutinka Kristų, kaip Izraelis pažino Dievą per Egipte iš visokias tas bausmes Egipto,
Viešpats darė teismą Egipto dievams, kad išlaisvintų juos iš Egipto stabų baimės, kad jie pažintų, jog Dievas vienintelis viešpats yra, ir tarsi pasipiršo jis dykumoje, sako, jūs būsit mano tauta, jeigu laikysitės mano įsakymų, ir jie pažadėjo laikytis tų įsakymų. Ir tas panardinimas mikvoje nėra vien kūniškas apsivalymas, tai yra sandoros atnaujinimas, tai yra irgi dvasinis dalykas, pasinerimas Dievuje. Ir Dievas kaip gyvybės šaltinis apvalo nuo mirties. Mūsų supratimai biškelį skiriasi, bet tas pasinerimas Dievuje, Jėzus sako, pasilikite manyje ir aš jumise pasiliksiu. Aš manau, kad pagrindinis stimulas, motyvacija turėtų būti su Kristumi, būti Kristuje, būti Dievuje, vieną, susijungusiam, kad pažinti jį, kad dalyvauti jo darbuose, kad atsiverti ir priimti jo dvasios dovaną, šventosios dvasios jėgą. Čia aišku jau biškelį vėliau galbūt daeina tie dalykai beskaitant, bet pagrindinis troškimas, manau, turėtų būti Kristuje, būti su Kristumi, būti viena. Ir iš to kyla tas atgimimas iš dvasios, kai aš atsižadu savęs, priimu Kristų, jis suteikia man gyvybę, naują gyvybę, naują, kaip čia pasakyti, dievišką prigimtį. Bet ar tą prigimtį aš vystau, ar aš bendradarbiauju su tą šventąją dvasią, ar aš žinau tuos pažadus, dėl ko Jėzus taip troško paskutinės vakarienės, sedaro metu, sakykime, viešpaties vakarienės metu, kodėl jis taip troško, kad apaštalai gautų šventąją dvasią. Sakė, jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jūs neateis šventoji dvasia, o nukeliavęs aš ją atsiųsiu. Galėjo apaštalai sakyti, ne, mums užtenka tavo buvimo. Ne, Jėzus troško būti su kiekvienu žmogum, bet kokiam pasaulio kraštelį, bet kokiu laiku, pačiu artimiausiu būdu, per šventąją dvasią žmogaus širdyje. Tas įmanoma buvo Jėzaus kelias atiduoti gyvybę, kad mus nuplauti, apvalyti, išlaisvinti, išgelbėti iš nuodėmės, iš viso to, kas mus atskiria nuo Dievo. Nuodėmė mus atskiria nuo Dievo. Per krikštą mums nuplaunamos nuodėmės, bet mūsų irgi išsižadėjimo reikia. Kūdikiai dar neturi to tikėjimo, todėl daugelis protestantų nekrikštyje vaikų, laukia, kada jie tikėjimu tą apsispręs. Senosios bažnyčios tiki, kad tikintis tėvai turi teisę įvesti savo vaikus į savo dvasinę bendruomenę, nes per krikštą žmogus atgimsta. Bet kol vaikas, tai apsisprendimus daro tėvai. Tėvai daro apsisprendimą, norėdami, kad tas vaikas priklausytų tai dvasiniai bendruomeniai, būtų sujungtas su Dievu per krikštą, šventosios dvasios galia, kaip sakant, Dievas gyventų jo širdį ir jis augtų kaip Dievo vaikas. Tai turėtų būti visų mūsų troškimas būti su Dievu, būti Dievuje, būti pilniems Dievo dvasios, daryti Dievo darbus, kaip priklauso Dievo sūnums ir dukterims. Jeigu nėra to troškimo, tada išsikreipia intencijos dėl tradicijos, kokią raganą pasiuntė, vaikas išgys, jeigu jūs jį pakrikštysit, ir eina abrakadabra krikštyt, kad sutvarkytų. Ir todėl be tikėjimo, be tėvų tikėjimo nėra ir vaisių. Be tėvų tikėjimo nėra to palydėjimo, to ugdymo, apie kurį mes visi čia silvartaujam. Kaip Mauglis, pakrikštytas, atgimė iš dvasios, bet paliktas džiunglėse tarp vilkų, ir jis auga tarp vilkų ir susitapatina su vilkais ir nesuvokia savęs kaip Dievo vaiko. Jeigu šeima nesilanko bažnyčioj, kaip jų vaikai suvoks, kad jie Dievo vaikai?
tik per bendrystę su bažnyčioje, su kitais Dievo vaikais mes save suvokiame kaip Dievo vaikus ir vieni iš kitų mokomės pažinti Dievą, klausomės liudijimų, ką Dievas padarė tavo gyvenime, ką Dievas mano gyvenime padarė, šlovinam jį už tos nuostabius darbus ir taip augame tikėjime. Tikėjime augame, kai klausomės Dievo žodžio. Kur mes jį klausomės? Nu, daugelis dabar per YouTube klausosi ir sako, bažnyčios man nereikia, bet jie negirdi, ką Kristus jiems sako. Jie tik tais emocijomis vadovaujasi dažnai ir klausosi toli nuo jų gyvenančių iškalbingų, galbūt pamokslininkų, bet neturi ryšio su vietinė bendruomenė, su parapija, nesimaitina prie Eucharistijos stalo ir neturi patirties, gyvojo Dievo patirties. Tai yra liūdna. O Jėzus mus veda į šeimą. Neužtenka atgimti iš dvasios, tapti Dievo vaiku, bet svarbu dar yra pagal Dievo valią gyventi šeimoje, Dievo vaikų šeimoje, tarnaujant viens kitam. Jeigu mes viens kitam netarnaujam, mūsų, kaip sakant, raumenys dvasiniai atrofuojasi, mes daromės neįgalus. Tik per tarnystę viens kitam mes augame meilėje, augame Dievo pažinime ir panašiai, dalyvaudami Dievo darbuose, tęsdami Kristaus darbus, jo pavyzdžiui. Atsiprašau. Kunigai Remigijau, turbūt ar krikštytumėm mažus vaikus ar suaugusius, galioja taip pat Kristaus pasakymų žodžiai, kas įtikės ir pasikrikštys bus išgelbėtas, ar ne? Kristus nesakė, kas pasikrikštys bus išgelbėtas, bet kas įtikės ir pasikrikštys bus išgelbėtas. Tai reiškia katechezės kelias, pasiruošimo kelias. Kaip liuteroniškoje tradicijoje ruošiasi tėvai ir krikštatėviai tuo pačiu, sakykime, būtent krikštui. Taip. Na, visų pirma, norėčiau truputį jūs užjausti, kad šiandieną pabūsit tarsi skaistykloj, priversti klausytis ilgų kalbų mūsų. Tai va, o kunigams turbūt kaip skaistykla yra, kai mes turim tylėti ir turim irgi klausytis. Visi kunigai ar vienuoliai mėgsta kalbėti, nori daug pasakyti. Na, apie tą klausimą, kurį dabar uždavė, tai mes pirmiausiai suvokiam, kad krikštas yra dovana mums. Bet aišku, jeigu yra suaugęs žmogus, jis turi būti pamokintas, jis jau turi protą, turi tam tikrą patirtį ir krikštą per prievartą kaip dovaną negalima suteikti. Aš tave pasivyčiau, siūlyčiau dovaną, imk dovaną, bet jeigu tau tos dovanos nereikia, dar nesijauti, kad esi bėdoje, tu pasakysi, man tavo dovanos nereikia. Mes krikštą matom kaip dovaną, suaugęs žmogus, jisai turi norėti priimti tą dovaną. Ir būtent tie žodžiai, kaip mes matom, kas įtikės ir pasikrikštys bus išgelbėtas, bet jeigu pažiūrėtume graikišką tekstą, kaip aš sakiau, tenai yra labiau akcentas, įsivaizduokim teismo dieną ir mes stovim prieš Kristų ir tame mes matom pažadą. Jeigu tu esi tikintis ir žinai, kad esi pakrikštytas, tu būsi išgelbėtas. Tai mes tame daugiau pažado aspektą įžvelgiam. Na, o kadangi kūdikiai, aišku, jie neturi tam tikrų dalykų, suvokimo dar tokio neturi, tai jie tą dovaną paprasčiausiai priima. O kaip tėvai turėtų ruoštis, aišku, norėtųsi, kad tėvai tą kūdikį krikščioniškai gražiai auklėtų ir matyti ir atsirado tai krikščioniškose bažnyčiose kūdikių krikštas iš to, kad krikščioniški tėvai norėdavo kuo greičiau savo vaikus Kristui pavesti, jo globai ir išganimo dovaną dovanoti per krikštą. Todėl ir savo vaikus krikštijo, kad dabar tėvai tik tai kaip tokią apeigą mato, kuri jiems nieko nereiškia ir paskui vaikus neauklėja krikščioniškai, tai turbūt mūsų laikų yra bėda ir tragedija, bet tai nepaneigia, kad tie vaikai irgi yra gavę per krikštą nuostabią dovaną.
Ir Viešpats juos lydi, jais rūpinasi ir mes tik tai galim prašyti ir melsti, kad vieną dieną galbūt varguose, galbūt kryžiuje jie savo Viešpatį sutiktų, atrastų ir jiems vėl iš naujo pasikrikštyti nebereikia. Jau visą tą dovaną yra gavę, tik jiems reikia kažkada sutikti savo gyvenimo kelionę į Viešpatį, paduoti jam ranką ir keliauti su Viešpačiu ir svarbiausia išlaikyti tikėjimą iki galo. Pas mus žvakė, deganti žvakė simbolizuoja tikėjimą. Mes neturim leisti užgesti tikėjimui, bet turim išlaikyti tikėjimą ir savo Viešpatį būti pasirengę pasitikti degančiais tikėjimo žibintais. Tai ta deganti žvakė ar Velykų naktį, tai yra mums priminimas, kad mūsų tikėjimas turi degti ir kai Viešpats sugrįš arba mes ateisim pas Viešpatį, turim Viešpatį sutikti degančiais tikėjimo žibintais. Tarnai laukiantis šeimininkų grįžtančiai. Jūs atsakydamas padiktavot kitą klausimą, kurį norėčiau skirti abiems, kadangi jūs atstovaujat liuteroniškai tradicijai, mūsų čia krašte tikrai nelabai mes pažįstam. Natūraliai, tėve Gediminai, prašysiu jūs priminti, nors daugelis iš mūsų žinom, bet tiesiog dar detaliau sugretinant čia šalia, kokie ženklai, jau imam Krikšto sakramentą patį, kokie ženklai palydi Krikšto sakramentą. Čia matėm filme, visur be išimties yra vanduo, bet mes žinom, kad vanduo Krikšto sakramente nėra pats pirmasis. Yra jau vėliau daug, bet yra daug kitų lydinčių ženklų, kurie mus atveda prie Krikšto maudynės ir dar kitų ženklų po jau priėmus Krikšto sakramentą. Tai Remigijau, dabar liuteronišką tą Krikšto apeigą pristatykit, kad mes labiau pažintume tuos ženklus, kurie yra naudojami. Minimaliai krikštui užtenka vandens ir išlieti vandenį su žodžiais aš krikštiju tave vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Krikštas įvyksta. Minimaliai užtenka. Bet per laiką yra atsiradę ir daugiau ženklų, kaip patepimas aliejumi, maldos ir panašus dalykai. Dėl to pas mus yra dvi tvarkos. Viena tvarka skubos krikštas, kurį gali atlikti bet kuris pakrikštas krikščionis. Pavyzdžiui, ar moteris, ar vyras skubos krikštą gali suteikti. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus nekrikštytas yra, jis jau prie mirties ir kunigo neina pakviesti, krikštą gali suteikti bet kuris krikščionis. Ir tam paruošta yra skubos tvarka, kaip tai galima padaryti. Jeigu žmogus išgyvena, pasveiksta, tuomet, aišku, jis ateina į bažnyčią, kunigas palaimina, iš naujo nebekrikštyje. Tai va, tai minimaliai krikštui užtenka vandens ir tų žodžių. Nes mes matom, kad krikšte svarbiausias yra ne kunigas, bet svarbiausias yra Dievas, Dievo šventoji dvasia. Ir dėl to krikštas yra toks vertingas, nes tai, ką Dievas daro, yra tobula. Tai, ką daro žmonės, tai yra netobula. Jeigu mes krikštą susiesim su kunigo asmenybė, su savo darbais ir paaiškės kokie faktai apie kunigą, kai jis netinkamai kaip nors gyveno ar netinkamai ką nors padarė, tai mes imsim abejoti krikštu, Dievo žodžiu, sakramentais, bet mes matom, kad krikštą Kristaus įsakymų atlieka pats Dievas per šventąją dvasią. Ir mumise pradeda išganimo darbą. Todėl kiekvienas krikštas yra tobulas, geras ir Dievas suteikia visą mums, ko gali reikėti išganimui. Ir mes prie to nieko negalim pridėti, nei atimti. Tai va, bet kad žmogus suprastų krikšto kilnumą ir savo pašaukimo kilnumą, dar gali būti ir kitokios apeigos pridėti. Pavyzdžiui, viduramžiais yra buvę tokių apeigų, kad kunigas paseilėdavo savo pirštą, su seilėmis paliesdavo burną liežuvį, prašydavo, kad Dievas kalbos raištį atrištų, arba ausis paliesdavo, taip pat druskos galėdavo ant liežuvio užberti. Na, tokios apeigos nėra būtinos krikštui, nors jos buvo naudojamos seniau, bet minimaliai tai mes matom Dievo žodis, kurį Kristus įsako, ir vanduo. Gali būti dar naudojamas patepimas aliejumi, krikšto žvakė gali būti teikiama, gali būti balta skraistelė apdengiama, tai yra simboliniai veiksmai, bet jie papildo krikštą. Taip. Iš tiesų geras pastebėjimas, katalikiškoje tradicijoje taip pat yra, kas čia įvardinau kaip minimalius apeigos, tai yra tekę apmokinti ypač gimdymo namuose dirbančios darbuotojas, kad jos, jeigu, sakykime, nėra tikimybės, kad išgyvens kūdikis, jis yra inkubatoriui patalpinamas, o kunigo neina prisišaukti,
kad tinkamai ištarus vardą, aš tave krikštiju vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus Šventosios Dvasios, naudojant vandenį, krikštas yra tikrai galiojantis, belieka tik papildyti apeigas grįžus į savo parapiją. Tėve Gediminai, pristatykite pačias apeigas mūsų katalikiškas, visus tos ženklus, kurie nuo pat pradžios iki pabaigos palydi Krikšto sakramentą. Na, imkim, ką mes dažniausiai matom kūdikio krikštą, tai pirmiausia pasveikinami tėvai, gal derėtų pasitikti juos prieangy ir atvesti juos prie altoriaus, nes krikštas yra įvedimo į bažnyčią, į krikščioninimo sakramentas. Čia, kaip sakant, išklausius Dievo žodžio, kviečiama atgaila, atsisakius nuodėmės, yra žmogus vaikas patepamas katechumenų aliejumi, krūtinė patepama, tarsi pažymint, kad jam suteikiama tikėjimo dovana. Na, gali dar priminti apaštalo Pauliaus dvasinius ginklus, tuos šarvus, tikėjimo šarvai. Tai va, ir po to bus jau vanduo, išsižadėjus piktosios dvasios, pašventinamas vanduo, primenama, kad jis yra tas gyvybės šaltinis, tiksliau atstovauja Dievą, Dievo dvasią, kurie nuvalo, teikia gyvybę, pašventina ir kartu primena Kristaus kraują ir vandenį ištekėjusi iš jo širdies jam mirštant. Po krikšto vaikas yra po apiplovimo, sakykime, ar panardinimo, jeigu būtų galimybė panardinti. Daug kur jau katalikai pradėjo nardinti. Jau naujose bažnyčiose, o kartais ir senose, ypač Amerikoje, jau yra kuriamos krikštyklos, kur suaugusius Velykų naktį nardina arba vaikus nardina. Taigi tai nesminis dalykas, svarbu, kad tikėjimu pasinertų žmogus Dievuje per tėvų pasirinkimą. Na, po to, kai pranašiškas ženklas patepamas charizmos arba džiaugsmo aliejumi, tuo visiems duodamas ženklas, kad per krikštą tas žmogus gavo šventąją dvasią. Yra pateptas kaip pranašas, kaip kunigas, kaip karalius. Mes visi turim tą bendrą karališką, kunigišką, pranašišką pašaukimą ir patepimą suteikiama mums galia pranašauti, tai reiškia liudyti Kristų, kaip kunigams aukoti Dievui dvasinės aukas, melstis, šlovinti jį ir kaip karaliams rūpintis Dievo karalystės kūrimu žemėje, darant Dievo darbus, teisingumo, meilės darbus ir panašiai. Po to yra užvelkamas rūbas. Senovėje, kaip minėjau, būdavo suaugę krikštijami nuogi, patepusi kūną aliejumi, apvelkamas baltų rūbų, kuris ženklina naują kūrinio prigimtį, švarus, tyras, ir kartu primenamas pašaukimas apsivilkti Kristumi. Vat kunigai mes apsivelkam albas, baltas albas, ant viršaus arnoto užsidedam. Balta alba yra ženklas, kad tas žmogus apsivilkęs Kristumi. Kad per mišias Kristus jums patarnauja per to kunigo asmenį. Taip buvo paprotys, kad krikščionis po krikšto visą savaitę vaikščiodavo su ta balta alba, su tuo baltu rūbu ir visiems būdavo liudijimo ženklas. Po to per atvelykį būdavo su apeigom, su maldom nuvelkamas tas rūbas. Bet liturgijoje visą laiką kunigai, kartais ir patarnautojai, tarsi su krikšto rūbais patarnauja jums. Tai tas pašaukimas, praleidau krikšto žvakės įteikimą, kaip paminėjo brolis, tikėjimo šviesa, tikėjimo žibintas. Ir čia priminčiau 10 mergaičių, kurios buvo vienas paikos, kitos kvailos. Vienoms pritrūko aliejaus, o kitos buvo pasiruošusios laukimui, budėjimui, nors visos miegojo,
bet vat pabudus, jaunikiui pasirodžius, gęsta. Ką simbolizuoja tos mergaitės? Gal bažnyčias simbolizuoja, gal tautas simbolizuoja. Kaip mes kartais didžiuojamės paauksuotais altoriais, galim turėti labai gražius paauksuotus žibintus, bet jeigu juose nėra aliejus, nėra šventosios dvasios jėgos, jie nedega. Mes nepajėgus liudyti tikėjimo, šviesti gerais darbais. Esam liūdni, paniurę, depresuojam, neaktyvus, apsileidę ir panašiai. Ir Jėzus atėjęs kaip jaunikis ar atpažins mus kaip savo draugus, kaip budinčius tarnus, kas mūsų laukia. Tai va, turėtume budėti, kad ta žvakė, tas žibintas mūsų, tas tikėjimas neužgestų. Tai va, tėvų rūpestis, vaikus lydint gyvenimo kely. Na ir kiekvienam suaugusiam rūpestis, kad tą ugnį palaikyti savyje. Čia pagrindiniai tokie ženklai būtų. Dėkui. Aš tikiu, kad tiek filmą žiūrint, tiek klausant, gal kilo kokių klausimų ir norėtumėt jos garsiai kažkam adresuoti iš mano pašnekovų. Drąsiai tą padarykit, pakelkit ranką, kad galėtų prieiti ir paduoti jums mikrofoną ir visi. Ir čia gerai girdėtų, ir per televiziją žiūrintis taip pat gerai girdėtų. Kol bus galvojama apie klausimus, dar norėčiau priminti tokį dalyką, kad mes visi pakrikštytieji esam tapę kunigais. Kunigai ne tik tai tie, kur turi ženklą kunigystės, kur nešioja, bet visi pakrikštytieji esam tapę kunigais. Galbūt mūsų pareigos skirtingos yra, vieni tarnauja prie altoriaus, bet kiekvienas tikintis žmogus ir pakrikštytas yra ir kunigas. Dabar kokia tikinčiųjų pareiga kaip kunigų yra? Tai pavyzdžiui, melsti, užtarti, nebijoti paliudyti apie jumise esantį tikėjimą, nesigėdyti, kad lankot bažnyčią, kad esate tikinti žmonės ir netgi didžiuotis ir džiaugtis. Tai reiškia, jums buvo suteikta nuostabi dovana. Dievo šventosios dvasios dovana, jūs turite tikėjimą. Ir jūs turite džiaugtis ir liudyti. Jūs turite šviesą, tikėjimo šviesą ir tą šviesą parodyti žmonėms, neslėpti savyje, o mes ją geriausiai parodom kantriai tarnaudami ir patarnaudami žmonėms. Taigi noriu palinkėti visiems, kad stengtumėtės būti kunigais, savo šeimos užtarėjais. O mamos, močiutės, kurios yra labai atsidavusios savo šeimos nariams, nekartą aš esu sakęs savo parapiečiams, kad jūs esat savo šeimos angelai. Dėl jūsų maldų, dėl jūsų užtarimo Dievas jūsų artimuosius laimina, apsaugo nuo daugelio dalykų. Štai kokia yra jūsų pakrikštytojų ir šeimos kunigų maldos galia. Bet aišku, kai jūs ateinate į bažnyčią, tai bažnyčiai yra paskirtas kunigas, kuris jums tarnauja Dievo žodžio skelbimu, sakramentu, kad jūs būtumėt pašventinti, sustiprinti ir tą šviesą galėtumėt nešti į pasaulį. Dėkui kunigui Remigijau už tą bendrosios kunigystės priminimą, kuris kyla iš krikšto sakramento. Dažnai, ypač per pirmąją komuniją, kai kviečiu tėvus palaiminti savo vaikus, ir vieni ir kiti pasimeta. Kunigo pareiga yra laiminti. Tėvai yra pirmieji kunigai, tai vaikus palaiminti. Tai pas mus buvo įprasta dabar. Ir už tai tą bendrąją kunigystę prisiminus, kiek popiežiaus sūnų Pauliaus antrojo laiškų yra, kur kalba apie tai. Čia yra kita svarbi tema, prie kurios galėtumėm grįžti. Klausimai. Aš turiu klausimą. Biblijoje, kur kalbama vieta yra, kur Jėzus kalba Nikodemui, jeigu neatgimsite iš aukšto, nepateksite į dangaus karalystę, tiksliai nemoku pacituoti. Tai čia apie tą patį, ar čia įtikėjimą, ką turi omeny Jėzus, tai sakydamas Nikodemui? Čia kam adresuojat klausimą? Abiem. Na, mes matom, kad tai yra kalbama apie krikštą, nes ten paskui yra kalbama, jeigu net gimsit iš vandens ir dvasios. Tai yra vanduo,
Krikštas labiausiai su vandeniu siejamas, dvasia tai yra šventoji dvasia, kuri veikia per krikštą. Mes matom, kad Jėzus kalba apie tą dvasinį atgimdymą iš aukštybės. Tai yra tai, ko žmogus pats neturi iš prigimties, nes ir buvo paminėta, kad daugelį apeigų yra pabrėžiama, kad žmogus dvasiškai yra lavonas gimęs. Jisai kurčias, aklas, jis neturi tų savybių, aišku, jis gali gerai darbus atlikti, bet Dievas per krikštą mumise pažadina tuos dalykus, netgi prikelia iš mirusiųjų mus savo žodžiu ir patepimu, ir tik tuomet mes kažką galim jau dvasiško parodyti. Bent jau mes, liuteronai, suprantam, kad čia yra kalbama apie krikštą, apie žmogaus atgimimą, pažadinimą iš dvasinės mirties per šventąjį krikštą. Sunku tą diagnozę nustatyti, kas yra atgimęs iš dvasios, kas nėra atgimęs iš dvasios. Bet aš galvoju, kad vis tik daug pakrikštytų yra užmigusių, vėl numirusių, neįtikėjusių. Ženklą nešioja, pažymą turi, bet yra kurti, akli, nebyliai Dievo atžvilgiu. Nereaguoja į Dievą, į Dievo vardą ir panašiai, o kai kurie net šaiposi, vaiposi, tai ką apie juos galvoti. Man atgimęs iš dvasios žmogus yra tas, kuris įtikėjo Dievo meilę, įtikėjo tą meilę ant kryžiaus, tą auką, priėmė Jėzų kaip savo asmeninį atpirkėją į savo širdį sąmoningai ir jam atidavė savo širdį, savo gyvenimą. O Jėzus jam suteikė šventąją dvasią, realiai. Bažnyčia apie 5 amžių, 4 amžių, kai įvyko skyrybos su žydiška bendruomenė, ypač per Nikėjos susirinkimą, bažnyčioje dingo, išnyko per laiką tas apaštalų darbuose aprašytas betarpiškas šventosios dvasios veikimas bendruomeniai. Ir jis, galima sakyti, atsinaujino su charizmatiniu atsinaujinimu, su sekmynininkais, su katalikų bažnyčioj. Charizmatinio atsinaujinimo, tas atgimimo iš dvasios ženklas, džiaugsmo ženklas, gyvybės uolumo, tokio degimo ženklas. Aišku, kartais sunku yra atskirti nuo emocinio tokio susijaudinimo. Pasitaiko, kad ir tie, kurie atgimė ir labai buvo įtikėję, uolus, pasineria į pasaulio reikalus ir vėl tarsi užmiega, pasidaro abejingi Dievui, apmiršta. Ir ko gero reikia prisiminti apaštalo Pauliaus raginimą rūpintis, kad atsinaujintume atgimimo malonėje. Tie, kurie esam patyrę atgimimą iš dvasios, esam patyrę Dievo prisilietimą, tą pliaukštelėjimą, kaip aš minėjau, tą susijaudinimą, kada tu patiri Dievo meilę, savo širdį įtiki, tai veržiasi tavo širdis link Dievo ir pritrūksta žodžių, žmogus pradeda šlovinti Dievą kalbomis, kaip atsitiko sekminių dieną, kai apaštalai šlovino viešpatį įvairiom kalbom ir žmonės iš įvairių tautų suprato jų žodžius, ką jie sakė ir panašiai. Tai va, tos charizmatinės, tos šventosios dvasios patirtis, aš manau, yra labai tampriai surištos su atgimimu iš dvasios. Taip, atgimimas iš dvasios turėtų būti tampriai surištas su krikštu, papildomas, ta malonė atnaujinama per sutvirtinimą, bet kažko pritrūksta, nežinau ko pritrūksta, maldos pritrūksta, to troškimo pritrūksta. Kas labiausiai liūdina Dievo dvasią, tai abejingumas Dievui. O atgimimas iš dvasios vyksta, kai žmogus įtiki meilę ir atsiveria tai meilei, priima tą meilę.
Mes galim likti religingi, oficialūs, bet ir kartu kaip tas vyresnysis sūnus, kuris tarnauja dėl veršio, dėl palikimo, niekad įstatymo nėra peržengęs, bet jis nesidžiaugia, jis nepažįsta tėvo, jis tarsi svetimas tėvui, gyvendamas tėvo namuose, Dievo artumoje. Ir tai yra rimta problema. Ir kiekvienas turėtume siekti to atgimimo iš dvasios, tos malonės atsinaujinimo, to atgimimo, to gyvo ryšio su Dievu, kad neužmigti, kad nenumirti vėl per nuodėmes, per kompromisus, per apsileidimus ir panašiai. Bažnyčioje įvykus toms skyryboms, išnykus šventosios dvasios tokiam betarpiškam veikimui, į šventosios dvasios tą betarpišką veikimą atėjo ritualizmas, atėjo kostiumai, kaip sakiau, 5 amžiui suklestėjo menai, liturgija, daug ženklų ir bažnyčia apsidraudė, jo, va, tu čia pasikrikštei ir viskas tau jau tarsi vienam paketą duota. Gerai, paketas duotas, bet ar paketas išlankstytas, ar ta dovanų dėžutė atidaryta, ar ji naudojama, čia problema jau. Dar gal Jeigu galima, aš trumpą dar papildymą norėčiau. Jonas Auksaburnis, patriarchas ir kankinys, yra pastebėjęs, sako, kad tėvai, kurie savo vaikų nemoko ir neauklėja krikščioniškai, jie prilygsta žudikams. Mes matom, krikšte Dievas pradeda darbą, labai švelniai, neregimai, bet jeigu tėvai paskui tinkamai neauklėja vaikus, o dar netgi priešingai moko tokios neapykantos prieš bažnyčią, prieš Dievą, prieš tikėjimą, įskiepija kitokias vertybės. Bet vaikai maži yra labai imlus tikėjimo dalykams visokiems ir jeigu mes nuo mažens skiepytume pagarbą dvasiniams dalykams ir Dievui, aš manau, tikinčių būtų pilnos bažnyčios žmonių. Nors aišku, su pasauliu mums labai sunku konkuruoti, pasaulis ir velnias daro savo darbą, Dievas daro savo darbą, bet turbūt didžiausia bėda, kad tėvai pakrikštija vaikus, bet paskui nemoko vaikų pagarbos Dievui ir panašių dalykų. Jeigu vaikai matytų, kad tėvams Dievas yra svarbus, kad bažnyčia yra svarbi, daugelis vaikų truputį kitaip žiūrėtų į tuos dalykus, tai ne veltui Jonas Auksaburnis ir prilygino tuos tėvus, kurie tik pakrikštyja turbūt vaikus, bet nesirūpina toliau jų auklėjimu ir neduoda gero pavyzdžio ir nerodo gyvo tikėjimo, tai jie yra savo vaikų dvasiniai žudikai. Greit nužudo tai, ką Dievas pradėjo, bet vis tiek mums išlieka viltis, kad galbūt Dievas kažkaip ir kažkada padarys savo darbą ir jie dar kažkaip atras Dievą savo gyvenime. Dar klausimų? Gal prie filmo kas nors nori sugrįžti, ką matėt, kas jums filme iškėlė klausimų? Atsiprašau, gal ne prie filmo, bet tiesiog klausimas toks. Krikšto sakramentas yra įvedimo sakramentas. Ir kiek yra tiesos tame, kad krikštas turėtų vykti sekmadienį, kad bendruomenė susitiktų su naujuoju krikščionim. O dabar kažkaip taip bažnyčioje vis tiek taip yra tokie praktiški dalykai laimi. Penktadienis, nes visiems patogiau, arba šeštadienį, nes dar reikia šventę pasidaryti, paskui namo grįžti. Ir taip liktai nutinka, kad bažnyčia kalba apie dvasinius dalykus, bet vis joje laimi praktiniai dalykai tokie, praktiškumas, kad ir tėvams nedaina iki galvos, kad krikštas yra įvedimo, kad bendruomenė papilnėjo, kad naujas krikščionis gimė toj bendruomeniai. Ir bendruomenė nemato. Tai va, gal brolio Gediminui norėčiau, tėvai Gediminui. Ką reikėtų daryti nuo krikšto iki to sutvirtinimo? Nuo 15 metų turim laiko tarpą, kad tas įvedimas tikrai būtų įvedimas, o ne taip, kad gaunasi turime gimdytojus, turim krikšto tėvus, sutvirtinimo tėvus, o vaikas bedievis. Tėvų kiek nori, o vaikas bedievis. Kaip taip? Paklausk, tie tėvai, ne bedieviai.
labai dažnai. Bet būna, kad ir labai uolių tikinčių ir veiklių vaikai būna šalti, abejingi, kažką tėvai praleidę, persistengia ar dar kažką. Čia bendrai yra slėpinys ir kažkiek tai vis tiek turim palikti Dievui vietos veikti žmogaus gyvenime ir kaip kunigas minėjo, galbūt kažkada ta pasėta sėkla vis tik pabus ir duos vaisių. Aš nežinau, ką daryti, aš galiu tik už save, aš krikštiju sekmadienį per mišias, kad būtų va ta bendruomeninė patirtis. Bandau tėvus paruošti krikštui, kiek pajėgiu, ne visada pavyksta, ypač iš užsienio grįžtantis, kai nori pasikrikštyti, bandau išnaudoti bent tą susitikimą prie altoriaus mišių metu su tėvais, kad pažadint juos bent kiek per tą, kiek tai pavyksta, negaliu pasakyti, dėja ir pas mus, nors mes ir bendruomeniniu būdu bandom ruošti sutvirtinimui paauglius, vis tiek paskui jų kažkodėl nebematom, gaila, nepavyksta mums per trumpas galbūt laikas užmegzti tą ryšį. Man įspūdį padarė vienas kunigas Amerikoje 97 metais, kai lankėm su jaunimu jubiliejaus proga lietuviškas parapijas vyskupo Baltakio kvietimu su tokia jaunimo evangelizacinė grupė ir sutikau vieną kunigą pagyvenusi, kuris sekmadienį mus pasikvietė, kad mes paaugliams paliudytumėm savo tikėjimą ir jis paaiškino mums, kad jis ruošia vaikus, lydi iki santuokos. Vat jau ten 7 metų pradeda ruošti komunijai, po komunijos kelis metus vis tiek lanko vaikai sekmadieninę mokyklėlę ir juos ruošia sutvirtinimui, jie turi dalyvauti mišiose su tėvais. Po sutvirtinimo jis ruošia juos santuokai. Iki kokios 16 metų jis lydi juos, kaip sakant, kiekvieną sekmadienį vyksta susitikimai, pamokėlės. Tai su viena, tai su kita grupė ir taip jis palaiko ryšį, toks tėviškas, ten ir vaišės ir viską prie stalo susėdę, nedidelė ta lietuviška parapija buvo, tai va tokį stiprų liudijimą iš to kunigo, kaip jam rūpi tie vaikai, kaip jis juos palydi. O dideliuose miestuose baisiai sunku tos procesus suvaldyti, bet man liūdniausia, kai tenka ar Žemaitijai per gavėnę vesti rekolekcijas ir prie bažnyčiai būna paauglių, čia parašus susirenka, arba Kretingoje ten stovi sargyba, mišių gale paskambina, su dviračiais sulėka, parašą pasimti ir tokiu būdu meluoja, veidmainiauja, kad buvo mišiose, parašą gavo. O kas ten sužiūrės visus, kunigas sužiūrės visus, tikybos mokytojai sužiūrės, kai 10 tų grupių, po keli šimtai vaikų, bet teko vienoje parapijoje irgi po mišių, išeinu, kas čia dabar, mašinėlis stovi, muzikėlis groja, tėvai laukia, kada vaikai išeis iš mišių, vešis namo, patys tėvai neina į mišias. Tai aš ko gero sakyčiau, kad jų nereikėtų ruošti sutvirtinimui, nereikėtų tėvams pataikauti. Reikės sąmoningai, man liūdna ir kad dabar, pavyzdžiui, dabar jau apie skausmingus dalykus kalbėsim, bažnyčiai. Teko vieną kartą pakvietė mane egzaminuoti Kretingoje vaikus pirmai komunijai. Aš klausiu, kam tau ta pirma komunija? Kad galėčiau ženytis. 98%, kad galėtų ženytis. Sutvirtinamųjų klausiu, kam tau sutvirtinimas? Kad galėčiau ženytis. Tai visiškai iškreipta intencija. Ir tada klausimas, ar tai ne šventvagystė?
nėra teisingos, tikros intencijos. Nėra troškimo priimti Kristų. Kai tiems vaikams aš jau per klausimus prieinu prie Jėzaus aukos, prie kryžiaus, nu ką tas vyrukas, aš kaip tam anekdote, žydukas buvo labai išdykęs ir tėvai nebežinojo, kur jo leist, nu, iš visų mokyklų po kelių savaičių išmeta jį dėl išdykumo, nu, tai pas jėzuitus nuvedė. Po kelių savaičių tėvas stebėsi, šunau, kaip čia dabar yra, nieks tavim nebesiskundžia. Kas ir, atvedėt mane į tokią vietą. Kas buvo? Pirmą dieną bandžiau pajuokauti, bet atėjo tokie vyrai juodai apsirengę, nusivedė tokią didelę salę, o ten ant sienos, ant kryžiaus vyras prikaltas buvo. Neatsimenu, ką jie ten pasakojo, bet jie parodė ir pasakė, jis irgi buvo žydas. Supratau, kad su tais vyrais juokauti nebegalima. Tai va, žyduko patirtis tiek jis ir žino, kad tas vyras ant kryžiaus buvo žydas. Tai daugelis katalikų, kažin ar tiek žino, kas tas ant kryžiaus toks ir ką jis padarė. Bet kai su vaikais pradedi gilin eiti, ne pagal kokį ten išmoktą tekstuką, poterius ar ką, kodėl jis mirė ten? O gal jis tave mylėdamas už tave mirė, kad tu būtum laisvas, išvaduotas iš nuodėmės. Ir žiūrėk, vaikams ašaros pasirodo akyse. Kažkas sujuda ten. Tai išnaudojau egzaminus evangelizacijai, bet baisiai liūdna buvo, kad motyvacija vaikų, kam jiems reikia to sakramento, kad galėtų ženytis. Ir čia kaip tam itališkam anekdote. Žinot, Italijoje ten per vestuvės ryžius barsto. Ir paskui pribyra jų ir į priengį, ir balandžiai tapu lesdami juos į bažnyčią sulapnoja. Paskui šventųjų galvas pražysta baltai, susirinko taryba parapijos spręsti, ką su tais balandžiais daryti. Hitlerio anūkai sako, reikia juos visus nuodais išnuodyti. Pranciškaus švento anūkai, kurio šiemet metus švenčiam, sako, ne, kaipgi, reikia į narvelius juos sugaudyti ir kur nors toli išvežti, paleisti, kad gyventų. Senas kunigas sako, nieko nebus, reikia juos pirmos komunijos prileisti. Kunigė, kaip jūs taip dabar balandžius komunijos? Pažiūrėkit, vaikus prileidžiam ir daugiau jų niekada nebematom. Tokia skaudi realybė. Iš tikrųjų reikėtų paantrinti, geras klausimas. Taip, krikštas įveda į bendruomenę ir katalikiškoje tradicijoje yra tam tikra dienų hierarchija, kurios dienos yra svarbiausios teikiant krikštą. Tai yra Velyknaktis, po to sekmadienis ir tik po to paprasta diena, bet visada su bendruomenė turėtų būti. Taip, aišku, nėra pas mus iki galo. To pasinaudodamas paklausiu, ar yra kokia dienų hierarchija evangeliškoje tradicijoje? Pas mus kiekviena diena yra tinkama krikštui. Nėra svarbu. Svarbu, kad būtų noras. Dėl bendruomenės, aišku, labai gražu būtų, kad visi matytų, kaip pakrikštijama yra ir ne vienas ar suaugęs, ar kūdikis, kiek gyvybės atsirastų bažnyčiai. Bet kodėl dabar vis mažiau sekmadieniais ar pamaldų ar mišių metu yra krikštijama? Iš praktinės pusės aš matau, kad vaikai atvedami yra tada, kai yra pats netinkamiausias amžius. Norima pasidaryti gražias nuotraukas, o tas vaikas yra 2 metų, kai jis jau turi savo nuomonę, kas jam patinka, kas nepatinka, jis jau nori bėgti, jį turi gaudyti jau po tą bažnyčią. Turbūt tinkamiausias amžius būtų iki 6 mėnesių. Pakrikštyti tada labai gražiai gali, jis ramus yra priima krikštą, arba truputį vėliau, kai jis yra sąmoningesnis, kai jis jau gali, galbūt jis daug ko dar nesupras, bet gali pasakyti, aš noriu būti pakrikštytas, bet dėl tos praktinės priežasties dažnai krikštas yra atliekamas ne sekmadienį, ne pamaldų metu, bet atskirai.
Ir tada nieko jau neerzina, kad tie vaikai laksto po bažnyčią, ar kaip nors jis netinkamai truputėlį elgesi ir grinai tai krikštas yra pusvalandis, koks yra krikštui skiriamas. Pas mus, pavyzdžiui, pamaldos yra labai ilgos. Jeigu su komunija, tai yra 1,5 valandos trunka pamaldos. Jeigu dar minėjimai yra ir krikštas, 1 valandų būtų. Ir tam vaikui metų ar 2 metų 2 valandos su tėvais išbūti bažnyčioje būtų labai sudėtinga. Dėl to dažnai krikštai yra perkeliami į kitą laiką dėl tokių praktinių dalykų. Na ir aišku, patys tėvai, jie ateina, nori atminimui turėti ir gražias nuotraukas ir visą, tai kad parapijos ar žmonių per daug nepiktinti, jeigu kažkas netinkamai pasielgia, yra pasirenkama kitas laikas krikšto apeigai atlikti ir krikšto sakramento suteikimui. Aš manau, dėl tokių praktiškų dalykų kunigai netgi kartais pasiūlo, kad gal geriau krikštą ar šeštadienį ar penktadienį atlikti. Bet kur aktyvūs žmonės, jeigu nusprendžia sekmadienį krikštą atlikti, tai aš jau paprašau, kad jūs gal pabūkit visas pamaldas iki galo, jeigu išeina. Jeigu vaikas neramus, gal išneškit tada vaiką, kas nors lauke pabūkit su juo, bet jeigu atėjote į pamaldas, išbūkit iki galo. Nes yra buvę tokiu atveju, vaiką pakrikštyje ir visi išeina tada, kuri buvo krikšte iš bažnyčios, o kiti pasilieka melstis. Aš manau, tie dalykai ir iš praktinių dalykų yra atsiradę. Dar klausimų? Užteks kankinti. Iš tikrųjų, popiežius amžinatelis Pranciškus mėgdavo sakyti, grįžkim prie krikšto datos, bandyti išpakuoti dovaną, kad motyvas būtų vienas ir vienintelis. Priėmiau krikštą, nežinau, kad esu tėvo mylimas. O juk, kai žinai, kai esi mylimas, iš tavęs išeina ir ištraukiama visa, kas geriausia. Tai čia yra pati brangiausia krikšto dovana. Grįžkim, išpakuokim krikšto dovaną. Niekada nėra vėlu. Širdingai dėkoju visiems 3 pašnekovams ir jums už kantrybę.